Jau pranešėjai minėjo, kad tikrai daugybė organizacijų nori patekti į tuos didžiuosius portalus, į nacionalinę žiniasklaidą, nors net nebūtinai jiem tai yra efektyviausias komunikacijos būdas, kartais galbūt mažam rate tai reikia būti, o žiniasklaida ieško, ką jau minėjau, tarp klaidų, ne kažkokių tai sausų faktų, kas buvo, kada buvo ar ne, o gyvų tokių tikrų žmonių istorijų. Ir šiandien ir noriu pakviesti diskusijai, kur tie organizacijų norai ir poreikiai susitinka ir kur prasilenkia su žiniasklaidos darbo principais ir kaip galim padaryti, kad susitiktų dažniau ir galėtumėm bendradarbiauti ir kaip būtent diasporos skirtingoms organizacijoms ir jų iniciatyvoms būti labiau matomoms ir girdimoms žiniasklaidoje tiek diasporos, tiek nacionalinėje. Kalbant apie diasporą žiniasklaidą, tai yra dar sudėtingesnė situacija, nes tos žiniasklaidos profesionalios nėra labai daug. Mes turime keletą naujienų portalų, keletą laikraščių. Aišku, yra ir tokie labiau seni, sakykime, istoriniai laikraščiai, kaip pavyzdžiui, Draugas. Bet visai neseniai, prieš porą metų, tarkim, užsidarė Kanados laikraštis Tėviškės žiburiai. Jisai buvo leidžiamas 75 metus maždaug užsidarė. Prieš metus užsidarė Australijos mūsų pastogė. Tai, ta situacija truputėlį, kalbant apie diasporą, žiniasklaidą blogėja vien dėl to, kad tų kanalų nėra daug. Tiesiog reikėtų galbūt bendruomenėms ir organizacijoms šiek tiek bandyti išeiti iš savo burbulo ir ieškoti galbūt tų naujesnių kanalų, ieškoti naujų ryšių, kur galima viešintis, nes labai lengva kartais tam savo Facebook vienos paskyros burbulė ir truputėlį užsisėdėti. Ypač siūlyčiau pranešti iš anksto prieš kelias savaitės apie būsimą įvykį, jeigu jis tikrai jums svarbus, nes redaktoriai visą laiką mąsto natyviai apie visus metus, ne tik apie vieną įvykį, supraskit, natyviai, čia irgi tokia pamoka. Norėčiau pasakyti visgi vieną dalyką, kad visgi ne visos istorijos, ne visi kažkaip pasakojimai gali virsti televizijos reportažu, nes televizijoje svarbiausia yra vaizdas, vaizdu pasakojama istorija. Visgi manau, kad kai kurios temos yra labiau tinkamos kaip pranešimai spaudai ir tai nėra kažkas blogai. Ir man dar vienas dalykas, kuris atrodo labai svarbus, kaip patarimas organizacijoms, tai kad jie turėtų žmogų, kuris būtų pasiryžęs bendrauti su žiniasklaida, su žurnalistais. Mano matymu, kaip dalyvavusiai toje akcijoje, koziris buvo ne tai, kad buvo daug žmonių su skirtingomis kompetencijomis, gabumais ir su savais ten tinklais ir kad jie ten visi visko daug darė. Ne, koziris buvo tai, kad konkretus profesijų atstovai, savo sričių išmanytojai darė tai, ką geriausiai išmano. Nes daug metų būdama žiniasklaidos, 25 metus būdama žiniasklaidos srityje Lietuvoje ir dirbdama diasporoje, ką aš matau, kad yra labai svarbu dirbti su konkrečiais žurnalistais. Įsigryninti, kas yra tie žurnalistai, kurie apie tai rašo. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų gyvenamame mieste, regione, valstijoje ir su jais megzti ryšį. Man atrodo, šita mūsų diskusija bent jau dar papildoma vertė be visų išsakytų patarimų yra ta, kad jau matot ar ne žurnalistus iš skirtingų žiniasklaidos priemonių, su kuriais galit susisiekti ir jau turėsit kontaktus.